Tai turbūt man vienas labiausiai įstrigusių dalių yra, tai turbūt, kad tu turi atrasti savo tipą, nes labai dažnai mes bandom priklijuoti kažkokią etiketę patys savo, kad aš turiu būti kažkoks labai gal agresyvesnis, charizmatiškesnis ar kažkoks, o realiai galbūt tau reikia tiesiog būti to, kuris pasidaro namų darbus ir būna ramus ir gal tos charizmus neturi, bet su paruoštukais prasiveda gerai dėrybas, arba tiesiog gali kažkuriai vietoje galbūt tas pasiruošimas ir pavesti, bet jeigu turi tą charizmą ir, kai sako, gali ištraukti su to dalyku, tai vat, šitas man dalykas turbūt labiausiai surezonavo ir užsifiksavo, kad vis dėlto taip. Neturi būti kažkas, kas nesi, tiesiog turi stiprinti savo stipriausią įgimtą, nežinau, savybę ar kažkaip patai. Ko neturi dauguma organizacijų ir galbūt būtų visai naudinga pasidaryti, tai dėrybų strategijos, jo, kažkokį ten mes turim pirkimų tvarkas, visą kitą, tai dar turbūt ta dėrybų strategija, kad mes organizacijai sutarėm visi, kaip mes einam ir kaip mes derimės, kad nuimti tos stresus ir tada žinom, kad nereikia su tais, kuriais galima minkštai, tvarkingai susidėrėti, eiti per kažkokį ten kitą prizmę ir panašiai. Tai turbūt šitas dalyką ir pasižymėjau ir manau, kad būtų tas, kur norėčiau panaudoti.